Sveiki visi ir turbūt visi žinote, kad savaitgalį švenčiau savo gimtadienį su draugais ir gavau tikrai labai nemažai dovanų, tai padarykime dar vieną gimtadienio jau draugų dovanų haulą. Pažiūrėkite, nuo gimtadienio liko dar balionai ir labai daug gėlių. Ačiū labai visiems, kas padovanojot gėles. Prieš tai aš noriu pasakyti, kad aš esu labai grateful ir ačiū labai už visas dovanas. Na ir galime pradėti, kadangi vis tiek buvo gimtadienis sodyboje, reikėjo viską prasivežti namo, tai aš nepalikau visas dovanas maišelyje, maišeliuose atskiruose. Ir viską įdėjau į vieną maišelį, tai čia bus tiesiog daug visokių dovanų iš skirtingų žmonių. Bet kol kas pradėkime nuo tokių, kur didesnių, tai aš gavau štai tokį flower bucket, turiu vieną Lego flower bucket, labai patiko ir statyti ir labai gražiai atrodo ant palangės, tai dabar turėsiu dar vieną žiauriai gražias gėlės. Nepamenu tiksliai iš ko, va tame ir yra esmė, kad labai liūdna, kad aš nepamenu nuo ko buvo kokia dovana, bet ačiū labai. Man labai patiko ir, tikrai, aš pati norėjau nupirkti savo kažkokias rožės, dar kažkokias gėlės pastatyti, tai va dabar turėsiu ką statyti. Ok, toliau iš pliušinių visokių žaisliukų, tai gavau štai tokį, aš nežinau, kaip vadinasi šitas gyvūnas, parašykite komentarus, jeigu žinote, bet gavau štai tokį gyvūnėlį iš Katažinas. Tada pamenu iš tokios draugės Gretos, štai tokias dvi kapibaros, žiauriai cute. Tuomet išgytas štai tokį pingviną, šiandien buvo visas kaip ir... šitas pingvinas turi savo story, žodžiu, toks inside joke. Ir taip pat nuo savo draugės Medas aš gavau štai tokį Jellycat, jis yra toks cute. Čia yra tas miškiukas Jellycat, tarsi kaip jinai pataikė, aš nežinau. Nes kaip ir visi bijojo man dovanoti Jellycats, nes žinojo, kad aš turiu daug ir nežinojo, ko aš neturiu, bet žodžiu, šitas miškiukas yra toks cute, tarsi čia yra mano favorite. Ačiū labai, Meda. Ok, toliau mes turim tokią dėžę ir šita dėžė yra... nuo Katažinas ir pažiūrėkite, kokias mielas nuotraukas jinai čionais priklijavo. Ir štai taip atrodo pati dėžė, čionais yra mini palinkėjimas, ačiū labai. Ir taip pat čia buvo Pandoros tokia dėžutė, kurioje buvo štai tokie 3 charms, tai vienas buvo zuikutis, tada tokia varlytė ir žvaigždutė. Ačiū labai Katažinai, labai tave myliu. Ir taip pat dar yra čionais visokių mano absolute favorite saldainių. Tai yra žiauriai daug visokių. Ačiū labai. She knows me so well. Na ir dabar prieikime prie šito gigantiško maišo iš Creme de la Creme. Ir čia yra tiesiog begalė visko. Kaip aš sudėjau sodyboje viską, taip ir pasiliko viskas. Tai čia yra pirmas atvirukas. Čia yra tiesiog sudėti visi pinigėliai, kurias aš gavau. Kas atnešė vietoj dovanos pinigėlių, tai būtinai taupysiu ir kažką sau nusipirksiu. Ačiū labai. Tuomet čia aš palikau dar atvirukus visokiais palinkėjimais. Čia pamenu nuo Margaritos buvo. Ok, tuomet gavau nuo vieno draugo Duglo kortelio dovanų ir Sol dažniau šitą šiam 8 perfume. Ir dar čia yra toks Duglo Wonder Shimmer Body Mist ir žiauriai skaniai kvepia. Man žiauriai patinka šitas kvapas. Ir jis turi tokį shimmer. Wow. Ok, toliau Marošino bazilės ir mėjos. Aš gavau štai tokią Pandoros dovanėlę ir šiandien yra The Cutest auskariukai. O jūs kurie yra? Aš jau mačiau visas dovanas, tai čia toks Hollis Fumes. Mieliausi auskariukai, pažiūrėkite, kaip jie atrodo, čia tokias mini širdelės. Ir man rodos, aš galėsiu šiaip jas nešioti ant savo šito. Arba čia gražiau būtų. Wait, I don't know. Žodžiu, sugalvosiu, bet ačiū labai. Ok, čia bendrai nežinau nuo ko, bet aš gavau labai daug Reese's. Nors aš nežinau, ar visi žino, kad aš taip Reese's mėgstu ar kaip. Bet aš gavau daug. Ačiū labai. Bet gavau knygą manifestavimas, bet jinai man. Gavau štai tokį mini cute DIY dalykėlį. Tada mano vaikystės draugė, žodžiu, aš pasakiau, kad, nežinau, norėčiau kažko galbūt hair care, tai jinai man padovanojo, ir dar pasakiau, kad jinai, žodžiu, aš visiems pasakiau, kad padarytų galbūt, jeigu nori kažką savo rankom, tai jinai bandė numegzti štai tokią bitutę, žiauriai cute, man tokie dalykai labai patinka. Ir taip pat gavau išbandyti štai tokį kondicionierių, šia labai geras brandas, labai skaniai kvepia ir taip pat šampūną. Ok, ir pamenu, čia tikrai yra nuo Sofijos, gavau šitą maišelį ir jame buvo štai toks komplektas. Žodžiu, čia dar prie komplekto ėjo, man rodos, tie, ne žiebtuvėlio tie. Žodžiu,
Tai čia nais gavau body lotion, jis taip skaniai kvepia. Prasme, wow, aš labai nekantrauju išbandyti, grinai toks labai panašus kaip iš Belmain, nežinau kaip tarti. Bet žodžiu, buvau, kai viešbutį Austrijoje, grinai labai panašaus kvapo buvo body lotion, labai patiko. Ir čia mes turime, aš jau esu labai didelė žvakių mėgėja, bet aš jas dažniausiai net nedegu, aš tiesiog jas palieku kambarį, štai taip jas pas mane grinai nauja stovi. Ir vis tiek nuo jų eina toks malonus kvapas, jei jos net ir tik stovi. Tai, va. Čia yra brando Byredo. Tada, ir čia mes turim šitą tokią žvakę ir holy shit, kaip jinai skaniai kvepia. Štai taip atrodo, žiauriai tokia elegant. Bet štai taip atrodo, ačiū labai Sofija, labai patiko. Ir čia yra prie body lotion toks dalykėlis, kad būtų patogiau. Taip pat pamiršau parodyti, Meda žiauriai kitinai išprintino mūsų nuotraukas. Pažiūrėkite šitą nuotrauką, kaip visai dainu, žodžiu. Ir šiandien yra visokie palinkėjimai, žodžiu, žiauriai kitų. Ok, šitą dovaną aš jau unboxinau, bet man rodos, aš ją gavau iš Lėjuškos, kuri TikTok'e yra, filmuoja. Aš labai tikiuosi, kad aš neklystu. Jeigu čia tikrai esi tu, ačiū labai. Nes pažiūrėkite, ką jinai nupirko tą viral lūpdažį, kuris, pažiūrėkite, taip atsidaro. Aš nežinau šito brando pavadinimo tiksliai. Ir šiandien yra veidrodis. Ar jūs žinote šitą, palak, iš šito Guerlain Purse brando? Žodžiu, aš tiek daug mačiau šitų. Nors čia galima keisti šitą dalį, ar negalima, nežinau. Bet žodžiu, pažiūrėkite, bet kai kietai atrodo. Šiandien tai padarai, bum, ir iš karto veidrodėlis. Ir šitas spalva man irgi labai patinka, nes čia grinai mano spalva. Žiauriai cute. Aš taip pat gavau ten visokių kažkokių mėgintukų ir panašiai. Ir labai daug šitų raštelių, bet nepamenu, kad čia buvo raštelis. Man rodos, irgi nulėjęs gal. Taip. O Jėzus, pažiūrėkit, kaip cute. Jo, Lėja. O, žodžiu, būtinai perskaitysiu visų laiškelius, kas parašėt. Bet žodžiu, noriu dar kad padėkoti. Labai fainas buvo gimtadienis, labai fainas dovanas, labai miela, kad pagalvojate ir kažką nupirkot. Ačiū už dovanas ir ačiū Jums, kad žiūrėjote. Visus labai myliu, bučiuoju. Ir iki.